Dabar dar vienas dalykas. Kokia rūšis žmonių pati didžiausia planetoje dabar? Pati didžiausia rūšis, pagal pažiūrą, sakykime, ar ne? Yra žmonės visokio tipo, visokių, su visokiom nuomonėm. Bet va tos susidariusios kairiųjų dešinių pažiūrų, tas skirstimas į dešinę kairę, jisai vis tik tai turi pagrindą. Todėl, kad tas reikalas yra jau senai. Ir visi su tuo sutinka, ten mąstytojai, literatai, ten politikai. Jie visi sutinka su tuo, todėl, kad tai pasiteisina. Yra kairiųjų pažiūrų žmogus, yra dešiniųjų pažiūrų žmogus. Randam. Tas, kuris nori gyventi grobikišką gyvenimą. Ir tas, kuris nori gyventi kolektyvišką gyvenimą. Jau yra dviejų rūšių žmonės. Yra du skirtingi dalykai. Žmogus, jeigu supranta, kad iš 10 asmenybių, vienas gyvena gerai, o 9 blogai, nu, ta tokia kapitalistinė sistema, ar ne? Ir jeigu supranta, kad tai yra neteisybė, jis automatiškai yra kairiųjų pažiūrų žmogus. Nesvarbu, ten kairysis, centristas, ten dešinys, kaip jis ten begalvotų, bet jeigu jam tai užkliūna, reiškia, jis yra kolektyvinės visuomenės žmogus, tai yra socialinis žmogus, socialistinis žmogus. Nes jisai sutiks su to faktu, kad geriau, tegul visi 10 gyvena blogai, nu, ne kad blogai, bet normaliai, negu ten vienas gerai. Bet iš tų 10 vienas gerai gyventi jau nebegali nieko. Jie pasiskirsto tą gėrį tarpusavy. O jeigu yra tokių asmenybių, kurie galvoja, o kodėl aš turiu gyventi kaip ir visi, o kodėl aš turiu būti toks ten pilkas ančiukas tarp vilkūnų, aš noriu būti baltas arba juodas ančiukas, ten sakykime. Aš noriu gyventi geriau negu kiti. Ir aš turiu tame talento, sugebėjimų ir taip toliau. O čia jau yra dešiniųjų pažiūrų žmogus. Čia yra jau tas toksai plėšrūnas, grobikiško mąstymo žmogus. Jisai neturės labai didelio stabdžio ant aferizmo, ant vagystės, ant pasinaudojimo kitais žmonėmis. Čia jau yra toks tipas, feodalinės santvarkos, tas toksai prototipas, supranta? Da. Tai tie dalykai lyg tai irgi turėtų tvarkyti galvelėje va tos. Jūs reikia suprasti, save matyti, kokios tu pažiūros žmogus esi. Ar dešinių, ar kairiųjų. Dar yra tokie, kurie nei prie te, ne prie ten, sakykime, ne? Jie sakys, aš nei prie tų, nei prie tų. Nu gerai, yra toks tipas, tai yra tas pats kvailiausias tipas, jis nenori, nei to nenori, jis nenori apie nieką galvoti. Nu, tie liberalai tokie yra. Nu, jie liberalai. Kas yra, kaip pažinti liberalą? Liberalas tai visų pirma žmogus, kuris visą savo gyvenimą ieško pramogų. Jam svarbiausias gyvenimo tikslas yra pramogos. Jeigu jis neranda tų pramogų, jis kalba apie pramogas. Jūs pastebėkit gyvenime, pažiūrėkit. Žmonės, kurie kalba apie pramogas, jisai iš karto bus liberalių pažiūrų. Jam dzin. Pusė visuomenės iškrypia, neiškrypia, pedofilija, ne pedofilija, jam ten vienodai. Jam netgi vienodai ant savo šeimos, jam vienodai ant savo vaikų, apie tėvynę kažkokią ten ir kažkokia atsakomybė, net kalbos apie tai negali būti. Jam yra svarbiausia jo paties pasitenkinimas tame gyvenime. Suprantat? Svarbiausias dalyvis yra jis, o pasaulis jisai gali rytoj prasmėkti. Svarbus yra jis tik tai, o čia yra liberalas. Egocentrizmas, va ką ir kūrė va ta vakarų civilizacija paskutinius 50 metų. Egocentrikus tos, sukūrė tos liberalius vartotojus. Svarbiausias yra jis. Tai va jisai sakys, aš nei kairysis, nei dešinysis. Aš liberalas.
čia, sakyčiau, pati tokia, prašiausia rūšis žmonių, kurie, tipo, jie neturi nuomonės, bet iš tikrųjų, liberalizmas, tai galim dėti brūkšnį ir rašyti fašizmą. Kodėl? Todėl, kad tai yra tas pats. Liberalas, jeigu prieina prie kraštutiniosios normas gyvenimo, arba ten, sakykim, prieina liepto galą, liaudiškai kalbant, jisai automatiškai pasidaro fašistinių pažiūrų žmogus, o tai jau yra dešiniosios pakraipų žmogus. Kaip bebuvę. Taip, kad ir tie, kaip sakysim, tie, kurie sako, kad aš nei prie tų, nei prie raudonų, nei prie baltų, iš tikrųjų yra dešiniosios pažiūros žmogus. Iš tikrųjų jisai pats to nesupranta, bet jisai yra būtent tos tokios grobikiškos politikos šalininkas. Tai va.